Sveiki, kur šiandien veda ratas? Ogi motoslalomą Vilniui. Tai dabar pakojos, pradedu ruoštis motociklą, padangas pasižiūrėti, jeigu ar viskas ok. Po to tepalus pasitikrinsiu, grandinę jau susitepiau, parodysiu, ką susipakavau jau. Čia jau aš atsidariau. Tai sėdėjau batus, sėdėjau kamerą, sėdėjau droną. Aišku, turiu popierių, trosų, virvių. Čia yra mano nuo lietaus apsaugos, aprangos nuimtos. Ir tikriausiai dėsim kokią tašiukę, gal užkast ar kažką, o gal ir ne, matysim. Nes tenai rašė, kad bus. Tai šniūrų saugau. Uždedu šitą. Gerai. Tai ką aš noriu dabar motociklą pasitikrinti. Grandinė jau gerai. Pasistatau motą. Pirma, kad būtų tiesiai. Išsisuku tada. Pasitikrinti tepalus. Turiu aš tokį popieriuką nusivalyti. To išsibalansuoju. Tikriausiai galėjau iš kitos pusės prieiti, bet ir yra. Nu, dar kas pažiūriu. Nu, blemba. Čiut gal reiktų įpilt. Nedaug, bet reiktų įpilt. Tai ir įpilsiu. O, šis nusileidęs. Oho. Vienas. Gerai, pripučiu dudu, kadangi dviese važiuojam. Tegul būna biškį daugiau. Sarga gėdas nedaro. Dabar yra 2-3 kažkur. Galima čiut dapust. Gerai. Liuks. Viską padariau, ką reikėjo, sužiūrėjau. Užsikuriam. Šoku į aprangą, dar duosiu padirbti kokias 5 minutės ir tada susitiksim keliai.
saying that it's never too soon. So are you ready to rock? Brother, don't ever stop. We are on a crash course of freedom, and we can go as long as we want. Yeah. Drive fast, let go. Hands up, wind blows. Soundtrack, stone cold. We'll sit back and turn it up. Like here we go. Calling all my friends for us. Revving up the engines. We ain't going nowhere slow. Fast cars and wild hearts, a better life. Heading to the top, you see us. Trying to be the best, no secret. Never touch the brakes to keep it. Fast cars and wild hearts, a better life. Calling all my friends for us. We ain't going nowhere slow. Heading to the top, you see us. Never touch the brakes to keep it. Fast cars and wild hearts, a better life. Aha, Į šitą vietą atsistos. Vienas iš jų pasišalina, kad nesukėkime. Tai gal. gerai, Jo, gerai. gerai. Kaip? Čia kaip važiavai, ne tai bavas, bet tai bavas. Va čia reikia. Ai, už. Atvažiuoji iš karto, va čia užsuk. A, Dabar pravažiavai, va tai bavas. a ne? Ne, tau reikėjo va čia pravažiuoti. Okei, okei, okei. Iš karto va čia, va, prasivažiuoji ir tada ratas. Supratau. Iš naujo, ne? Are you ready?
Ai. Daug greitesnis, Lietuva ir pasiekimų aikštelė. Visgi pažiūrėsim, kuris čia geresnis. Afrika ar Transalpas. Kas balsuoja už Afriką Twiną? Pakelkit rankas. Ir nemažai, na? Tikrai. O kas už Transalpą? O, pavyzdžiui. Pažiūrėsim. Gerai, dalyviai pasiruošę. 3, 2, 1, važiuojam! Transalpas aštuonete ir Afrikai neatsilieka visai. Transalpas panašu bus greitesnis ir finišuoja su laiku minutė ir 2 sekundės. Transalpas panašu bus greitesnis ir finišuoja su laiku minutė ir 2 sekundės. Afrika Twinas minutė ir 5 sekundės. Labai nedidelis skirtumas. Gerai atsidėskit pusę ir išsiaiškinsit iki galo. Op. Viskas priklausys nuo paskutinių važiavimų. O to Afrika vieną paliuką numušė. Ir tai yra plus 2 sekundės. Nagi. Transalpas finišuoja su minutė. Lygiai minutė su 100%. Rato neapsukai, ne ten nuvažiavai, realią baudos tašką gal. Supratau. Tai greičiausiai, kad tavo pirmą laiką ir fiksuosi. Supratau. Nes šitas nors ir pagerinai, bet ten į galą. Aha, supratau. Tai žodžiu, minutė 0,5. Gerai, tvarkoj.
visai gerai. 3, 2, 1, važiuojam! Su šitais aparatais važiuojant iš tikrųjų yra labai reikia iškabėti, kaip tu tą darai. Atrodo, kad ramiai, bet tu turi įsivertinti visą atstumus, nes ne visi labai skaičiai pasiseka. Čia viskas apie mąstyškumą ir trajektorijas. Šitas 450 km. Įsivaizduoju. Vien moment čia paisūnė darosi. Ir Jara finišuoja. Minutė ir 5 sekundės. Wow. Paskutinis Kosmosas. Lukas Roadhawks. Geras, čia kaip gražiai. Čia tikrai labai gražiai. Eiktų su savo, čia kaip tematiškai padaryta viskas, ne? Nice. Tai upeliai. Čia žuvis. Meška. O čia tai tikrai žuvis. Paglosti svarbiausia. Taip. Tekstūra. Aha. Atrodė labai švelnu. Aha. Matai, kad čia. Okay. Skraido virš galvos tenai dronas. Matei? Su dronu skraido ir su lenktyniniu dronu skraido vienu metu. Va, čia kokia panorama palei apačią, ne? Gražiai labai. Varom į viršų. Nusijungiam su mocu prieš atvarančią, prieš pasiparkuojant. Kaip jausmas buvo nusijungti? Normaliai. Lėtai. Sakė, labai kirtom sulėtintai, aš nieko nejutau, nes man buvo labai greitai viskas. Prieš pat pasiparkuojant nuvirtau su motociklu. Mes kritom kokias geras 5 sekundės. Ne, 3 gal sekundės. Nu taip. 3 sekundės tikrai. Tai čia Na. labai daug. Labai. Bet man buvo labai ilgai ir, ta prasme, greitai man buvo. Nieko nespėjau sureaguoti. Tai pirmą kartą nukritau su šito mocu, nežinau, ar įsirašė, nepamenu, ar buvau pasijungęs. Tai našikti. Atkelti yra reikalų, bet kai keli palei techniką, viskas okei. Šiaip nepasijutau, kad būtų svorio buvę, tai visai gerai. Tai žodžiu su nuotykiais. Labai linksma diena, va. Slalome sudalyvavau, po to nukritau su mocu. Gerai, kad bent jau dar neslalome nukritau, bent jau tiek.
eina savo. O taip tai žiauriai nice. Varom dabar čia į viršų. Piliakalnį. Palikom šalmus, palikom batus, susateškim, surišom. Tikrai nepaims kas. Ir šiaip gal nebūtų nieks ėmęs, bet sargagėdas nedaro. O, žiūrėjau, supynės yra. Eina savo, čia kaip gražiai. Labai gražiai. Čiauliamas mat užvažiuot, kaip fainiai jau atrodo. Šitie keliai tai tikrai faini. Būtų čia užvaryti. Taip atrodom. Dronas atskraido virš galvos. Duoda savo. O, čia biškį stačiau, ne? Ten Afrika. Pačioj. Viskas. Piliakalnius sveikinam. Labai gražus piliakalnis. Sakyčiau, vienas iš gražiausių man Lietuvoje. Irgi, kur ką tik buvom. Išpuošta, akmenais grįsta, kanalas vandens, aikštės atrado. Tai labai gražu. Labai faina. Gražus pats piliakalnis, gražus vietas, miestas matosi. Mes varom į Latvijos, nevarom į kelio. Tikiuosi greitai metu įsigyti mikrofoną, nes žinau, kad audio prastas. Dabar reikia to menkinti.
keliai čia. Ką tik grįžom, jau yra 8 val. Vakaro. Suvažinėjom iš viso šiandien 312 km. Blemba, kaip buvo fainiai, eina savo, tokiais dar keliukais pravažiavom. Tai maršrutas šiandien buvo iš namų į Vilnių. Tai nuo mūsų namų yra iki Vilnių 156 km. Tai 312 km šiandien suvažinėjom. Ir pažiūrėkit, koks mocas ir mano šalmas, šiandien labai daug museliukų prigaudžiau. Ant pačio galo net matyti nieko nebemačiau realiai. Nes taip caksėjo, daužėsi labai daug. Rankų apsauga. Patronų. Čia kai nuvaryta. Nu ir priekis, aišku. Lempos. Pageltė, paraustė, visaip kaip. Sparnas nieko. Dar čia prie dugno apsaugos. Ir čia dar žiūrėk, eina savo. Čia dar kliuvo. Kis matos. Žodžiu, su nuotykiais šiandien, tai motoslalome dalyvavom iš viso 28 dalyviai. Buvo labai faina, buvo visokių adventure, sportų, endurikų, nakedų, streetų. Tai buvo labai faina, iš tikrųjų, labai faini žmonės, draugiški. Ir buvo labai smagu. Labai patiko iš tikrųjų. Labai buvo ta emocija tokia faina sukurta, iš tikrųjų. Trasa buvo labai ne tokia jau sunki, buvo tokia, sakyčiau, man tai buvo vidutiniško sunkumo, nes aš kaip pradedantysis, man truputėlį jinai sunki, truputėlį tokia normali iš tikrųjų. Bet buvo taip, kad davė pirmu prasivažiuoti abiejose pusėse, abi pusėse yra tokia pati trasa, tačiau yra iš skirtingų pusių. Davė prasivažiuoti tas trasas, kad suprasti, kas per trasos, ir davė 2 kartus prasivažiuoti ant laiko. Nu jau fiksavo laiką. Tai aš prasivažiavau pirmą kartą per minutę 2 įveikiau trasą, o po to antrą kartą įveikiau trasą per minutę ir numušiau vieną kuliuką, o už kuliuko numušimą 2 sekundės baudą. Tai realiai nieko nepagerinau, kad ir greičiau suvažinėjau, bet nieko nepagerinau. Bet buvo labai faina, ten renginys iš vis vyko nuo 12 ten iki 3, gal kada jau pasibaigė apdovanojimai visi, dar buvo galima pasivažinėti tenais po pačią trasą, o mes lėkėm atgal. Užsukom į Ukmergę ir taip netikėtai gavosi, kad radom ten vietinį piliakalnį. Iš tikrųjų labai gražus piliakalnis. Jeigu mano nuomonė, tai mano nuomonė vienas iš gražiausių piliakalnių Lietuvoje. Eina savo, viskas taip tobulai sutvarkyta, kad takelis grįstas akmenim, kanalas padarytas, tilteliai padaryti vandeniui bėgt. Tai tilteliai prasieit, statulos, skulptūros,
akmeninės, taip pat kokią stradą, sakyčiau, piliakalnį žiūrėt. Nu, žodžiu, o į patį piliakalnį lipt, tai irgi ne laiptais, o tais metaliniais tokiais neįgaliesiam platformas tokios, tai labai lengvas iš tikrųjų lipimas. Tai vienas iš geriausių piliakalnių. Taip pat prieš pat piliakalnį nuvirtau su mocu, netyčia nuvirtau su mocu. Situacija buvo tokia, kad aš jau norėjau pasiparkuoti mocą prie pat parkingo. Ten buvo tokia kaip ir duobė, ale kanalizacijos dangtis, ir aš kai važiavau, tai vos ne ant 1 ar 2 km per valandą, ir aš jau norėjau parkuotis ir tiesiog kažką suabejojau ir nuvirtau. Tiesiog labai švelniai, ta prasme, nestipriai, viskas tvarkoj, tačiau tai man truko labai greitai, o Jurgita sakė, kad jai labai lėtai virtom, net jis spėjo 2 kartus pasitaisyti koją. Tai abudu nusprėgėm nuo to moco, susitvarkėm, pasikėliau tą mocą pirmą kartą, šiaip nebuvau kėlęs moco, bet kėliau nugarą atsukęs į mocą, kaip taisyklingai reikėtų, kad nesijaustų svoris ir kad nepasitemptum nei nugaros, nei kojų, nei, raumenų, kad nepasitemptum ir kad kaip tik nesusižalotum savęs. Jo, čia buvo labai faina diena. Visą dieną pravažinėjau ant moco, tai diena užskaityta. Po savaitės vyksim į baikerių naktis, kurios vyks ten prie Kauno 3 dienas, 3 paras. Tai ten jau su palapinėm bus veiksmas. O šiandien ratas nuvedė iki Vilniaus motoslalomą 2025 metų. Tai emocijos labai geros, labai patiko, labai faina buvo. Labai esu nustebęs, kad taip fainiai, paprastai, linksmai praleidau laiką. Ir tikrai grįšiu jau 2 metus, tai tikrai varysiu būtinai, nes buvo žiauriai geras. Vis stengiuosi kiekvienu video truputėlį gerinti. Bet po truputį viskas. Ir ačiū, kad žiūrėjot. Ačiū už dėmesį ir iki sekančio.